Sveiki, šiandienos tema yra sudėtingesnės netiesinių lygčių sistemos. Šią temą pasiūlė vienas iš žiūrovų, todėl ir jūs, jei turite pageidavimų, tiesiog rašykite juos komentaruose ir aš įrašysiu pamoką jums aktualią temą. Taigi pradėkime. Štai turime pirmą lygčių sistemą ir kaip matome, viena lygtis yra kvadratinė, kita yra tiesinė ir kaip reikėtų spręsti, tai patogiausias būdas yra spręsti keitimo būdu ir iš antros lygties matome, kad yra labai patogu išsireikšti y, taigi tą ir padarysime. Tai pirmą lygtį nurašau tokia, kokia jinai yra, o iš antros lygties išsireikšiu y, tai reiškia 3x perkelsiu į kitą pusę ir kadangi perkeliame kitą lygybės pusę, tai pasikeičia ženklas. Tai lieka y, minus 4 buvo dešinėje pusėje ir pas jį ateina 3x, pakeičia ženklą, tampa minus 3x. Ir štai jau turiu beveik viską ir paruoštą. Taigi antras žingsnis bus mūsų gauta y išraišką įsistatyti vietoj y į pirmąją lygtį. Taigi dabar viską perrašau, kol sutinku y, tai x kvadratu minus. Ir dabar vietoj y įsistatysiu tai, ką gavau antroje lygtyje. Į skliaustelius rašau minus 4 minus 3x. Ir kadangi y buvo pakeltas kvadratu, tai ir mano skliausteliai bus pakelti kvadratu. Ir toliau, kas mums lieka, lygu 2. Štai turime kvadratinę lygtį. Ir kaip reikėtų jas spręsti, tai dabar prisiminkime, kaip sprendžiame kvadratinės lygtis. Tai visų pirma, mes šitoje lygtyje turim skliaustelius, kurie yra pakelti kvadratu, tai pirmiausia susitvarkykime su šita vieta. Tai x kvadratu minusą perrašau. Dabar skliausteliuose kelsiu kvadratu. Prisimename, kad jeigu skliaustelius keliu kvadratu, tai mes keliam pagal greitosios daugybos formulę. A minus b pakelta kvadratu yra lygu a kvadratu minus 2ab plus b kvadratu. Tai dabar naudodamasi šią greitosios daugybos formulę aš ir pakelsiu šitus skliaustelius kvadratu. Tai minus 4 kvadratu yra 16, tada rašau minusą iš formulės, 2 kart a, tai a mūsų yra minus 4 ir b yra 3x. Toliau rašau pliusą, 3x pakelta kvadratu, atskirai skaičių, atskirai raidelę, tai 3 kvadratu yra 9, x kvadratu yra x kvadratu. Štai pakėliam skliaustelius kvadratu, kas liko perrašau. Dabar apskaičiuosime tai, kas yra skliausteliuose. Tai x kvadratu nurašau, minusą nurašau, dabar skaičiuokime, kas mums čia apsiskaičiuoja. Tai 16 perrašau. Tuomet minus 2 kart minus 4 bus 8, 8 kart 3 yra 24, tai bus 24, o x šalia priklijuoju, plus 9x kvadratu lygu 2. Tai ką mes dabar padarėm? Mes įsistatėm y į skliaustelius ir kadangi tie skliausteliai buvo pakelti kvadratu, pakėlėm naudodamiesi greitosios daugybos formulę. Dabar atsikratykim šitų skliaustelių. Prieš mūsų skliaustelius stovi minusas. Minusas sako, keisk ženklą. Tai tą ir padarysim. X kvadratu vėl perrašau ir dabar keičiu ženklą. Buvo 16, dabar taps minus 16, buvo plus 24, dabar taps minus 24x, buvo plus 9x kvadratu, tampa minus 9x kvadratu. Štai atskliūdėm ir kadangi tai yra kvadratinė lygtis ir mums reikės viską keltis į kairę pusę, tai iš karto ir dvejetą perkeliu į kitą pusę. Kadangi perkeliau į kitą pusę, pasikeitė ženklas ir pas mus dešinėje pusėje lieka tik tai 0. Sutraukime panašiuosius narius, kas tie panašiai nariai, tai tie, kurie turi vienodą dauginamąjį. Tai x kvadratu su minus 9x kvadratu
ir minus 16 su minus 2. Sutrauksim, tai x kvadratu minus 9x kvadratu yra minus 8x kvadratu, tada minus 24x, o minus 16 minus 2 yra minus 18 ir lygu 0. Štai turim sutvarkytą pilną kvadratinę lygtį ir ją spręsim naudodamėsi niekuo kitu kaip diskriminantu. Aš dabar pasidarysiu daugiau savo vietos tiesiog. Štai turime kvadratinę lygtį ir prisimename, kad ją sprendžiame naudodamėsi diskriminantu, kurio formulė yra b kvadratu minus 4ac. Dabar kas tas b, a ir c? Tai yra koeficientai. A koeficientas yra tas, kuris stovi prie x kvadrato, b koeficientas kur prie x, o c koeficientas yra tas laisvasis narys, kur neturi nei x kvadrato, nei x. Tai dabar naudodamiesi šitais koeficientais apskaičiuokime. Tai b yra minus 24, tai minus 24 kelsiu kvadratu, minus 4 čia yra iš formulės, dauginu iš a. A yra minus 8 ir dauginsiu iš c. C yra minus 18. Tai minus 24 kvadratu yra 576, o minus 4 kart minus 8 kart minus 18 yra minus 576. Ir čia apskaičiavę gauname 0. Jeigu diskriminantą gauname 0, tai reiškia, kad bus tik tai vienas sprendinys ir tuoj pamatysite kodėl. Tai x1 ir x2 bus apskaičiuojami pagal formulę minus b plus minus šaknis iš d ir padalinta iš 2a. Taigi įsistatykime. Minus b, tai reiškia yra minus 24 plus minus šaknis iš d. Tai bus šaknis iš 0 ir padalinsim iš 2a. A buvo minus 8. Tai 2 kart minus 8. Tai dabar pasižiūrėkime. Minus 24. Minusas prieš skliaustą sako keisk ženklą. Tai bus 24 plus minus 0, tai ar pridėsim 0, ar atimsim, mums čia niekas nepasikeis. Tai gaunam, kad 24 padalinam iš minus 16. Dabar kodėl tik vienas sprendinys? Nes mūsų sprendinius apibūdina diskriminantas. Tai mes turim arba pridėti šaknį iš diskriminanto, arba atimti. Tai jeigu mūsų diskriminantas yra 0, tai nesvarbu, ar aš pridėsiu 0 ar atimsiu. Vis tiek gausiu tą patį, tai dėl to tie sprendiniai sutampa, arba sakome, kad tai yra tik tai vienas sprendinys. Tai va, tai liko tik tai padalinti. 24 padalinta iš minus 16 yra minus 1,5. Gavome x. Dabar mums reikia gauti y, nes žinome, kad lygčių sistemos sprendinys yra taško koordinatas. Tai dabar mums reiktų grįžti atgal. Štai kiek išsprendėm. Taip atrodo visas sprendimas kol kas. Tai dabar gavome x, reikėtų mums rasti y. Tai grįžtu į pradžią ir išsirenku tą lygtį, kuri man yra patogesnė. Tai aišku, paprasta tiesinė lygtis yra patogesnė, o ne kvadratinė. Ir pasiėmu ją iš sąlygos. Ne čia, kur pertvarkiau, bet pasiėmu iš sąlygos. Tai dabar vėl grįšiu atgal, pasidarysiu savo vietos. Taigi nusirašiau lygtį iš sąlygos ir sakau, kad kai x yra minus 1,5, tai ir dabar įsistatysiu minus 1,5 į mūsų lygtį. Tai 3 kart minus 1,5 plus y yra
minus 4. Ir spręsime šitą paprastą tiesinę lygtį. Tai 3 kart minus pusantro yra minus 4,5, plus y yra minus 4, minus pusantro perkelsiu į kitą pusę, gaunu, kad y minus 4 plus 4,5. Ir čia apskaičiavę gauname, kad y yra pusė, arba 1/2, galima ir taip ir taip. Ir mūsų atsakymas yra taško koordinatės. Tai pradžioj prisimenam, visada rašom x, tai x buvo minus 1,5, o y yra pusė. Štai ir išsprendėme pirmą mūsų lygčių sistemą. Štai mūsų antroji lygčių sistema ir ją taip pat patogu spręsti keitimo būdu. Ir dabar pasižiūrėkime, iš kurios lygties yra patogiau išsireikšti vieną iš nežinomųjų. Tai man atrodo, kad patogiau yra išsireikšti iš pirmos lygties, nes iš antros, jeigu norėtumėm, tai mes turėtumėm čia dalinti. Arba iš x, arba iš y, ir tada gautumėm trupmeninę lygtį, kas nėra labai patogu. Tai išsireikšime iš pirmos lygties x. Tai jeigu aš noriu išsireikšti x, tai reiškia, man y reikia perkelti į kitą pusę ir jisai pakeis ženklą. Tai x perrašau, 7 buvo dešiniai pusė ir lieka, ir y perkelsiu į kitą pusę, jisai pakeis ženklą, taps plus y, o antrą lygtį nurašau. Štai. Dabar į antrą lygtį vietoj x įsistatysiu skliausteliuose 7 plus y. Tai skliausteliai 7 plus y ir toliau nurašau viską taip, kaip yra. Štai turime lygtį, tai pradžiai sutinkame skliaustelius, turime atskliausti, tai kiekvieną narį esantį skliausteliuose dauginsiu iš šalia esančio nario. Tai 7 kart y yra 7y, y kart y yra y kvadratu. Štai turime kvadratinę lygtį, jinai yra pilna ir dabar šiek tiek pasitvarkykime, užsirašykime ją taip, kaip yra priimtina. Tai pradžiai rašome tai, kas yra su kvadratu, tada rašome tai, kas yra su paprastu nežinomuoju ir minus 12 perkeliu į kitą pusę tampa plus 12, tai yra mūsų laisvasis narys. Šią lygtį taip pat spręsime su diskriminantu ir prisiminkime dar tuos koeficientus. Tai a yra tai, kas yra prie kvadrato, tai jeigu nieko nėra, žinom, kad tai yra 1. B koeficientas yra tai, kas yra prie y, tai yra 7. Ir laisvasis narys c yra 12. Tai spręsime su diskriminantu, kurio formulė yra b kvadratu minus 4ac. Tai b yra 7, tai 7 keliu kvadratu minus 4 kart 1 kart 12. 7 kvadratu yra 49 minus 48 ir gaunu 1. Apsiskaičiuokime y pirmą ir antrą. Tai formulė yra minus b plus minus šaknis iš d padalinta iš 2a. Tai minus b yra minus 7 plus minus šaknis iš 1 ir padalinta iš 2a, tai yra 2 kart 1. Tai bus minus 7 plus minus šaknis iš 1 yra 1, padalinta iš 2 kart 1 yra 2. Ir skaičiuokime, minus 7 plus 1 yra minus 6 padalinta iš 2 yra minus 3. Tada minus 7 minus 1 yra minus 8, minus 8 padalinta iš 2 yra minus 4. Tuomet grįžtam į viršų, į mūsų sąlygą ir pasižiūrim, iš kurios vietos mums yra patogiau apsiskaičiuoti x. Tai aišku yra patogiau iš pirmosios lygties, kuri atrodė štai taip. 4 minus y yra
7, nes čia nieko dauginti nereikia. Šiaip galima bet kurią lygtį pasirinkti, tai aš visada renkuosi lengvesnį variantą ir dabar, kadangi turėjom 2y, tai turėsim ir 2x. Tai kai y yra -3, tai vietoj y dabar įsistatysiu -3. Tai x minus skliausteliuose -3 lygu 7, x minus -3 yra +3, 3 perkelsiu į kitą pusę, gausiu -3 ir apskaičiavus gaunu, kad tai yra 4. Ta patį padarykime ir su kitu y, tai kai y yra -4, tai tą patį padarysiu, įsistatysiu vietoj y -4. Minusas prieš skliaustą sako keisk ženklą. Perkeliu į kitą pusę. Taigi, turime viską išsprendę, galime rašyti atsakymą, tai atsakymas bus 2 taškai. Tai pirmas mūsų x buvo 4 ir jį apskaičiavome naudodami y reikšmę -3. Kitas mūsų x yra 3 ir jį apskaičiavome naudodami reikšmę -4. Štai turime trečią lygčių sistemą. Ir pasižiūrėkime, ką turime. Pirma yra tiesinė lygtis, antra yra kvadratinė. Tai kaip ir minėjau, iš tiesinės yra dažniausiai paprasčiau išsireikšti kokį nors nežinomai. Tai greičiausiai, kad paprasčiausia yra išsireikšti y, tai tą ir padarykime. Tai iš pirmos lygties reiškiu y, tai reiškia viską keliu į dešinę pusę, išskyrus y. Tai man lieka -y. Ir tada 2x keliu į kitą pusę tampa -2x. Ir -6 keliu į kitą pusę tampa +6. Antrą lygtį perrašau. Ir kadangi dabar išsireiškiam ne y, o -y, tai turiu pakeisti ženklus, tai reiškia viską dauginu iš -1. Tai pasikeis ženklai. Ir antrą lygtį perrašau. Na štai dabar galime vietoj y įsirašyti išraišką, kurią gavome. Tai viską perrašau iki y. Ir vietoj y įsirašau į skliaustelius. Atskliauskime, tai minusas prieš skliaustelį sako keisk ženklą. Taigi, jeigu buvo +2x, tampa -2x, jeigu buvo -6, tai tampa +6. Ir kadangi tai yra kvadratinė lygtis, tai viską keliu į kairę pusę. Tai pas mus dešiniai buvo 6, perkeliu į kitą pusę, tampa -6 ir dešiniai pusėje lieka tik tai 0. Ką dabar matome, kad galime sutraukti panašiuosius narius. Tai x kvadratu -7x, o čia 6 - 6 lieka 0. Štai turim nepilną kvadratinę lygtį, kurią tuojaus ir išspręsime. Spręsdami nepilną kvadratinę lygtį, tai reiškia, kad... Ką reiškia ta nepilna kvadratinė lygtis? Tai reiškia, kad man trūksta vieno iš 3 koeficientų. Tai a yra būtinas, b arba c, tai šiuo atveju neturiu c, neturiu to laisvojo nario, turiu x kvadratą ir x. Tai sprendžiam skaidydami dauginamaisiais, tai reiškia x išsikeliu prieš skliaustą ir man skliausteliuose lieka x - 7. Dabar aš jeigu norėčiau atskliausti ir įsikelčiau tą x atgal, tai x kart x yra x kvadratu, x kart -7 yra -7x. Nieko nepridirbau, pasitikrinau. Tai prisimenam iš 8 klasės, kai mokėmės spręsti tokio tipo lygtis, tą mūsų stebuklingą sakinį. Sandauga lygi 0, kai bent vienas iš dauginamųjų yra lygus 0.
Tai ką tai reiškia, kad arba x yra lygus 0, čia tarp jų yra daugybė, arba tie skliausteliai yra lygus 0. Tai vieną sprendinį jau turim, o kitą sprendinį to jau ir gausim 7 perkelsiu į kitą pusę. Ir štai turiu 2 sprendinius. Tada turėtumėm grįžti į viršų ir išsirinkti lengviausią mums lygtį. Tai aš pasiimsiu pirmąją lygtį iš sąlygos, kuri prisimenam, kad atrodė štai taip. Ir įsistatysiu x-us, tai kai x yra 0, tai gauname tokią lygtį, 2 kart 0 yra 0, tai ką reiktų padaryti, 6 perkelti kitą pusę. Pasikeis ženklas, dauginu iš -1 ir gaunu, kad y yra -6 ir tuomet įsistatom ir kitą x, tai kai x yra 7, du kart 7 yra 14. 14 minus 6 yra 8. Perkelsiu į kitą pusę. Pakeisiu ženklus. Ir gaunu, kad y yra 8. Tai mūsų atsakymas vėlgi yra 2 taškai. Tai pradžiai skaičiavau, kai x buvo 0. Ir gavau y -6, po to skaičiavau, kai x buvo 7 ir gavau y 8. Štai ketvirtoji ir paskutinė mūsų lygčių sistema. Taigi vėl turim tiesinę lygtį, turim netiesinę lygtį, tai išsirenkame, kurį y ar x. Šiuo atveju aš manau, kad lengviau yra išsireikšti y, nes tiesiog visą kitą man reikia perkelti į dešinę pusę, pasikeis ženklai ir tuomet įsistatysime y į antrąją lygtį. Štai turime y išsireiškę, antrą lygtį nusirašome. Gautą y išraišką išsistatau į antrąją lygtį vietoj y. Štai čia antrose skliausteliuose įsistačiau y, čia galim apsiskaičiuoti, kiek yra 3 minus 1 ir tuomet kelsim pagal greitosios daugybos formulės. Tai jeigu mes sutinkame skliaustelius, kuriuos reikia pakelti kvadratu, tai prisimenam, kad tai yra greitosios daugybos formulės veiksmas, taigi ir keliu. Tai pirmi skliausteliai. Pirmas narys pakeltas kvadratu, plus 2 kart x kart 1 yra 2x, plus antras narys pakeltas kvadratu. Toliau eina kiti skliausteliai. Pirmas narys pakeltas kvadratu, plus 2 kart 2 kart x yra 4x, plus antras narys pakeltas kvadratu, 2 kvadratu yra 4. Ir kadangi tai yra pilna kvadratinė lygtis, tai ir 25 perkeliu į kitą pusę, pasikeičia ženklas ir dešiniai pusėje lieka 0. Sutraukime panašiuosius narius. Tai turim x kvadratą, turim plus 2x plus 24 ir turim plus 1, plus 4 ir minus 25. Aš taip apsibraukiu, kad man būtų tiesiog paprasčiau.
Tai x kvadratu ir x kvadratu yra 2x kvadratu. Tada turim 2 ir 4, tai bus 6x. 1 plus 4 yra 5, o 5 minus 25 yra minus 20. Štai turim pilną kvadratinę lygtį, kurios koeficientai yra 2, 6 ir minus 20. Spręsime naudodamėsi diskriminantu. Diskriminanto formulę. B yra 6, tai 6 kvadratu minus 4 kart 2 kart minus 20. Gauname 36 plus 160, tai yra 196. Ir aš iš karto mėgstu išsitraukti šaknį iš diskriminanto, tai išsitraukę šaknį gauname 14. Ir vat turiu tą skaičių iš karto tvarkingą. Tai toksai patarimas jums. Galite naudotis, galite ne, galbūt patiks. Tai dabar ieškokime x1 ir x2 pagal formulę minus b plus minus šaknis iš d padalinta iš 2a. Tai b buvo 6, tai bus minus 6 plus minus šaknis iš 196. Padalinta iš 2 kart 2. Taigi galime apsiskaičiuoti minus 6 plus minus 14 padalinta iš 4. Taigi ir apskaičiuokime minus 6 plus 14 yra 8, 8 padalinta iš 4 yra 2. Minus 6 minus 14 yra minus 20, minus 20 padalinta iš 4 yra minus 5. Tada grįžtame į sąlygą, pasirenkame mums lengvesnę lygtį. Aišku, tiesinė lygtis visada bus lengvesnė negu kvadratinė. Tai ją ir nusirašau iš sąlygos. Ir dabar apskaičiuosime 2y. Tai kai x yra 2, tai įsistatau. Penkis keliu į kitą pusę. Ir jau turiu vieną y ir įsistatau kitą mūsų apskaičiuotą x. Minus minus 5 yra plus 5. Pamečiau ženklą, netaip nusirašiau. Visiems pasitaiko. Čia buvo minus 3, va čia va iš sąlygos. Tai minus 5 minus 3 yra 2, 2 keliu į kitą pusę gaunam minus 2. Taigi mūsų atsakymas ketvirtosios užduoties yra, tai kai x buvo 2, tai y gavau 5. Kai x buvo minus 5, tai y gavau minus 2. Štai ir išsprendėm 4 netiesinių lygčių sistemas kartu. Jeigu turite klausimų arba norite privačių pamokų, tai galite komentuoti arba kreiptis nurodytu paštu. Pasimatysime kitoje pamokoje. Iki.